Gyvename vis didėjančių naujų rizikų pasaulyje. Niūrios demografinės prognozės tik viena iš paskatų pagaliau imtis ryžtingų veiksmų, tačiau globaliame pasaulyje klaidos kaina labai didelė. Kaip įvertinti priimtų sprendimų pasekmes? Gal todėl niekas nenori ir nedrįsta imtis atsakomybės? Juolab politikos elitas, kuris nesiskundžia gyvenimu. Kai politikai negali ar nenori spręsti problemų, inicijuoti pokyčius telieka mokslininkams, aktyviausiems visuomenės nariams. Tačiau kokiu būdu? Tokia priemonė kaip referendumas ne visada yra išeitis. Pats referendumas galbūt nėra geras įrankis dėl to, kad priėmus referendume sprendimo priėmėjai neatsako už pasekmes. Čia nėra to grįžtamojo ryšio iš ateities. Jeigu mes įvestumėm kažkokius kelis rodiklius susijusius su pasekmėm, tada galėtumėm tą patį referendumą naudoti. Mokslininkai turi vertingų įžvalgų bei instrumentų. Pavyzdžiui, Estijos valstybės strategijos esminis bruožas – moksliškai pagrįsta galimų raidos scenarijų analizė. Europos komisija, kviesdama mokslininkus ir piliečių grupės diskutuoti apie mokslo ir technologijų pažangą bei jų poveikį ekonomikai, sveikatai, aplinkai, modeliuoti pokyčių scenarijus, ketina naudoti tokius instrumentus kaip daugiakriterijai analizės metodai, virtualios tikrovės technologijos, kolektyvinis intelektas ir panašiai. Išvados bus lyginamos su ekspertų išvadomis. Bandymą įtraukti visuomenę, piliečius į sprendimų priėmimą, tai jau yra senokai, bet dažnai būna tai deklaratyvų, nes galima pasitarti su piliečiais, bet kas iš to? Sprendimai ir lieka priimami sprendimai aukštesnėse instancijose. Tačiau įvairios yra vystomi projektai, labai svarbu yra vietos bendruomenės, pavyzdžiui, kad vietos bendruomenės gyventojai galėtų patys priimti sprendimus. Jei būtų galima išmatuoti išmintį, kuri potencialiai glūdi žmonėse, greičiausiai paaiškėtų, kad jos yra labai daug. Tačiau jį išbarstyta ir nėra tinkamų įrankių jai tapti realiai veikiančią, kuriančią jėgą. O žmonių iniciatyva ir kūrybiškumas milžiniški. Atskirų šalių ir bendruomenių sėkmės istorijos iliustruoja, jog visą tai išlaisvinus įvyksta ekonominis, kultūrinis, mokslinis stebuklas, kaip Singapūre ar Pietų Korėjoje. Kalbant apie šalies tikslą ar tikslus, jie gali būti kaip orientyras ir kartu kaip rodiklis, pasitikrinant ar artėjama tikslo link ir kokiu greičiu. Labai svarbus yra sprendimo greitis, sprendimo priėmimo greitis, bet taip pat yra svarbus ir sprendimo sukūrimo greitis. Ir neužtenka vien priimti sprendimą, jeigu jisai bus blogas, tai pasekmės tokio sprendimo gali būti dar blogesnės, negu mes nieko nedarytumėm. Procesas vystysis liktai savaime. Taip, instrumentai reikalingi. Ir instrumentus jau siūlo irgi tos pačios technologijos, siūlo prisidėti prie instrumentų kūrimo. Čia mes atsiduriam visai tokioj naujoj kitoj srity, tai yra socialinių technologijų srity. Labai svarbus ir modeliai, padedantys suprasti sudėtingus reiškinius ir juos valdyti. Matematikas profesorius Šarūnas Raudys teigia, kad gamtos vystymosi principais paremtas visuomenės raidos modeliavimas parodo, kaip priklausomai nuo aplinkos, katastrofų ar krizių kinta altruistų ir egoistų santykis. Esant sunkioms sąlygoms išgyvena tik grupės, kuriuose dominuoja altruizmas. Šiais laikais, kai duonai užsidirbti pakanka mažiau pastangų, altruizmas dėsningai mažėja, o atskirtis tarp turtingųjų ir neturtingųjų auga. Ir jokios kalbos politikų devizai čia nepadės. Reiktų kurti visuomenės modelius geriau atitinkančius realybę ir pagal juos ieškoti mechanizmų leidžiančių sutvirtinti visuomenę. Čia galėtų praversti kolektyvinės išminties sistema. Kolektyvinė išmintis, nors vadinama kitaip, seniai egzistuoja. Tik kolektyvinės išminties reiškimosi galimybės iki interneto atsiradimo buvo ribotos. Sorovetski, išleidęs savo knygą Minių išmintis, jisai apibendrino įvairius pavyzdžius ir išskyrė būdingus bruožus kolektyviniai išminčiai reikštis. Jis išskyrė 4 bruožus ir tokie bruožai kaip nepriklausomumas, nepriklausomas sprendimų priėmimas, čia kažkiek tai siejasi su anonimiškumu, kad turi išmanyti tą sritį, kurioje dalyvauji priimant sprendimą, kad turi būti kažkokie tai įrankiai reikalingi, kad
O tos įrankius siūlo internetas, siūlo kaip įrankis pats yra. Ir tada visa ta simbiozė, jinai kaip tik duoda labai gerą produktą. 1961 metais Jungtinių valstijų prezidento Džono Kenedžio suburta ekspertų ir politikų grupė nusprendė nuversti Kubos vyriausybę. Invazija suplanuota Kiaulių įlankoje patyrė fiasko. Kai nedidelė žmonių grupė streso sąlygomis mėgina rasti sprendimą, dažnai jos dalyviai paklūsta masių psichologijos reiškiniui vadinamam grupiniu mąstymu, angliškai groupthink. Tai reiškia, kad žmonės linkę pritarti autoritetui, šiuo atveju prezidentui, nedrįsta prieštarauti, nebesugeba kritiškai mąstyti, greičiau paklūsta daugumos nuomonė, net jeigu ji neteisinga. Tačiau laikantis principų aprašytų Džeimso Suroveckio knygoje Minių išmintis, galima suformuoti tokias žmonių grupės, kurių sprendimai bus geresni už atskirų ekspertų siūlomus sprendimus. Pavieniui dirbantis ar mokslininkai, galbūt net politikai, arba grupės, uždaros grupės, jų sprendimai būna blogesni negu leidus grupiai susidaryti natūraliai. Aišku, tai vėl čia turi būti tas socialinis algoritmas, kuris suvaldytų tos grupės susidarimą. Negali būti jungtis į grupę, sakykime, asmenys, kurie neišmano tos srities. Visuomenės gebėjimas priimti sprendimus labai priklauso nuo duomenų prieinamumo, tačiau jie turi būti pateikti tinkama forma automatizuotai didžiųjų duomenų, angliškai big data analizei. Yra daug idėjų, bet žmonės neturi duomenų, kad galėtų įvertinti idėjos tikrumą. Remdamiesi nepilną ar sąmoningai melagingą informaciją, jie susikuria savo pasaulėžiūrą ir pradeda aistringai kovoti už tai. Todėl šiuo metu Jungtinės valstijos pademonstravo politinę valią ir jau patvirtino programas numatytas 10 metų į priekį, siekiant vis daugiau duomenų padaryti viešai prieinamus. Tai pagerins sprendimų kokybę. Nemanyčiau, kad yra tokių problemų, kurių negalime išspręsti. Visos socialinės problemos, kilusios iš būtent visuomenėje, iš socialinių santykių, jos yra geriausiai sprendžiamos būtent tokiu būdu, nes įtraukiamas yra tas kuriamas socialinis kapitalas. Jisai gali būti labai greitai kuriamas, jisai yra reguliuojamas, aišku, kad reguliuojamas yra įstatymais, bet daugiau leidimo negu draudimo, tai skatina apsikeisti mums, komunikuoti tarpusavyje. Kolektyvinės išminties sistema pajėgi susidoroti su įvairaus masto problemomis. Daugelis problemų kartojasi, tik niuansai skiriasi, kuriuos reikia atrasti pasitelkiant konkrečios aplinkos žinovus. Tokie metodai jau sėkmingai taikomi, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Buvo bandoma įvairiai skatinti gyventojus nenaudoti elektros generatorių, kada jų poreikis yra didelis. Būna perkrovimai tinklų, energijos vartojimas padidėja ir skatinama ir švietimu, ir finansiškai būtent pačius gyventojus. Tačiau nepavyko. Tik tais mokslininkų praktikų grupė sugalvojo, kad reikia ne visus gyventojus skatinti tiesiogiai, bet tiesiog patys gyventojai, pati bendruomenė turi išsirinkti vieną žmogų, pagal kurį bus žiūrima, ar jisai sumažino suvartojimą piko metu energijos ar ne. Ir apdovanojimą gauna visi kiti. Ir tas žmogus ir visi kiti. Tada atsiranda toks bendruomeninis jausmas, bendruomenės jausmas ir jisai pasirodo, kad yra efektyvesnis negu tai taikant kiekvienam atskirai. Dažnai galvojama, kad nieko neįmanoma prognozuoti, todėl reikia elgtis labai atsargiai arba laukti, kol situacija pati išsispręs. Tačiau kai kurios šalis, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos 20-ojo amžiaus viduryje, kelis kart pasielgė labai ryžtingai, įgyvendinusios didelius infrastruktūros projektus. Dabar liberaliai nusiteikę politikai yra prieš didesnį valdžios kišimąsi, o kita vertus sako, kad dabartinė valdžia neveiksminga. Vienas būdų išeiti iš tokios aklavietės – prognozavimas naudojant kolektyvinės išminties sistemas. Pavyzdžiui, analizuojant, ką duos atominės energetikos plėtra arba perėjimas prie vandenilio ekonomikos, švietimo reforma ir panašiai. Aš manau, kad kolektyvinio intelekto panaudojimas tikrai žymiai greičiau išspręstų daugelį problemų ir šalis gali tikrai, ir Lietuva gali tikrai
augti žymiai didesniais tempais, žymiai sparčiau, jeigu mes naudotumėm ne konfliktinės, ne konfrontacinės technologijas, bet išmintį, kuri yra žmonėse. Šiuo metu kolektyvinės išminties sistema Lietuvoje naudojamasi kuriant strateginius savivaldybių planus ir komercinėse organizacijose. Jau šią vasarą pasirodys Omnikrasi platforma su visų kolektyvinę išmintį palaikančių bruožų paketu. Platforma bus prieinama visiems norintiems ją naudotis. Filosofas Vytautas Rubavičius pažymi, kad Lietuva gyvena didesnės vidinės ir išorinės rizikos sąlygomis, nes įsivyravo ilgalaikės neigiamos socialinės ir demografinės raidos tendencijos. Didžiausia ES santykinė migracija, didėjanti socialinė atskirtis, visuomenės senėjimas, nedarbas, demografinė duobė, paveiksianti ne tik ekonomiką, bet ir švietimo sistemą, regionų nelygybė, korupcija. Jaučiama didelė grėsmė nacionaliniam tapatumui dėl menkėjančios kultūrinės kūrybos galios ir silpnėjančios valstybingumo jausenos. Valstybė ir visuomenė kankina politinės sistemos ydą, realios tiesioginio atstovavimo savivaldos stoka, kuris stabdo pilietinės visuomenės saviugdą ir palaiko politinį visuomenės neįgalumą. Diagnozė nemaloni, bet iš esmės teisinga. Štai kodėl būtina, kuo skubiau subūrus geriausius šalies mokslininkus, taikant modernius analizės ir sprendimo kūrimo bei jų priėmimo instrumentus, kartu su gerai informuotais aktyviais piliečiais imtis permainų. Mokslo ekspreso laidose svečiavęsi mokslininkai sufleruoja veiksmų kryptis. Gyventojų apklausa liudija, kad emocinis fonas valstybės strateginiam tikslui suformuoti yra palankus. Bendras Lietuvos tikslas kaip visus valstybės gyventojus telkiant idėją, šalies gyventojų priimamas labai palankiai. Tikima, kad bendro tikslo siekimas prisidėtų prie spartesnio šalies gerovės didinimo, mažintų politikų nesutarimus ir prisidėtų prie valstybės saugumo bei savarankiškumo įtvirtinimo.